ką, tai sveiki visi. Pagaliau po kelių bandymų gavau savo išsvajotą RDL. Va, įdrill. Tai va, tai labai ilgai stengiausi. To mano atėjo sūnus ir parodė, kaip man neiti ilgesnio tutorialo, o jau trumpesniam tutorialo etape išsikviesti galimybę pasitikrinti, ar gaunu aš ją ar ne. Tai va, žiūrėkit, aš esu praėjęs tik tais pirmą etapą. Antro net nepradėjau. Tai iš esmės galima iki antro etapo toje eigoje, jeigu jums iššoko netinkamas personažas, galima pradėti iš naujo, tai jums užtruks apie 15 minučių. Tikrai. Nu, o dabar žiūrim, kaip mums sekasi šiandieną. Tai patikrinam, ką mes gausim iš free 7 dienas trunkančio. For the king, for our homes, for every brother that has fallen. Biškį patildysim. Taip, nieko gero negavom. Tada žiūrim toliau. Pasiimam visus bundlus, kurie mums priklauso. Tada questus darom. Ir galėsim normaliai žaisti pagaliau jau toliau. Dabar kodėl mums labai reikia šios personažės. Visų pirma, jinai yra unikali. Ką jinai gali? Jinai gali šaudyti Gobble skill, taip. Tai jinai gali šaudyti per visą teritoriją. Tai čia jau unikalu yra. Ir kaip lankininkė labai gera savybė. Na ir po teisybei jinai tinka, kaip matote, daugelyje vietų. Taip. Nu, tik ant guild boso truputėlį mažiau ją kas deda, yra geresnių lankininkų, bet šiaip kaip epikas labai geras lankininkas ypač. Nu va. Ir toliau aš noriu jums papasakoti, ką toliau daryti, kad jūsų žaidimas pagreitėtų ir ką daryti toliau, kad jūsų žaidimas pasidarytų daug spartesnis. Tai reiškia, kad per kokias 5-7 dienas jūs galėtumėt pasiekti kokį 35 levelį ir turėti jau ne vieną legendary ir turėti ne vieną personažą. Tai po teisybei reikia truputėlį arba padoneitinti, kas prailga truputėlį žaidimą, bet iš esmės tai jūs galite pilnai žaisti ir pilnai tą turinį įsisavinti be doneitinimo, bet doneitinimas jisai padeda. Kur? Tai va, čia yra nepilni 5 eurai. Jūs gaunate labai gerą magą ir pradžiai, ko reikia jam pakelti. Eona yra nerealus magas ir tikrai verta dėmesio. Jinai kontrolės magas ir kaip matote, jos įvertinimai yra labai geri. Tai va, tai įmetus 5 euriukus turite tikrai labai gerą personažą. Toliau, kur dar vertėtų įmerkti 5 euriukus? Tai visų pirma, va, štai. Pirmas puršeisas jums kainuoja 5 eurus, bet už tą pirmą puršeisą ar vienintelį galit jūs toliau ir nepirkti. Jūs gaunate 3,5 greitį, kada jūs auto kovą uždėsite. Gausite papildomus ekstra išmetimus žaidžiant visą turinį, tai reiškia papildomą XP, papildomus pinigus. Ir kada jūs eisite lootinti papildomus akcesorius, tai reiškia ir šarvus, ir ginklus, ir visokius apyrankės ir taip toliau, jūs gausite papildomai tokio pačio lygio, kada iškris ne visada, bet labai dažnai. Tai šita investicija labai verta dėmesio, todėl kad jums sutaupo labai daug energijos. Tai mano rekomendacija. Šitas ir šitas.
Na ir po to dar parodysiu vieną, kur reikėtų, kai pasieksiu 10 lygį, kur reikėtų dar. Tai va, tai mano tikslas iš tikrųjų ir yra nusipirkti šitam akauntą šiuos 2 dalykus. Taip, tai aš juos įsigysiu jums nematant, po to mano kortelės turinį visą nusirpsit hakeriai. Na, o toliau ką aš darysiu, tai eisiu per kompaniją, eisiu kuo toliau, kiek galima toliau nueikit kompaniją, na ir žinoma jums atsirakys istorija, va štai šita va. Taip. Ir jie vadovaujantis, jūs kuo puikiausiai įsisavinsite visą turinį. Ir jinai labai nuosekliai pasako, ką ir kur padaryti. Ką dar labai svarbu žinoti, kada atsidarys atsidarys jums parduotuvė, tai va tada irgi bus galima pašnekėti. Tai realiai, kad negadinti jūsų brangaus laiko, tai šitoj vietoje aš sustosiu ir toliau sugrįšiu jau, kada būsiu praėjęs iki 10 lygio, arba kai bus atsidarę tam tikri kambariai, kuriuose būtų galima parodyti jums daugiau naudos ir daugiau paaiškinti, kodėl tai reikia daryti. Tai va, tai tiek. Viskas šiandieną. Pasimatysim dar greičiausiai. Iki.